Dirbate Didžiojoje Britanijoje, supažindinsime jūs su keliais būdais, kaip galima iššvaistyti dalį savo pajamų. Susipažinkite su Petru. Petras dirba picų išvežiotojų Birmingeme, o darbui naudoja savo automobilį. Pateikdamas metinę pajamų deklaraciją mokesčių inspekcijai, Petras nurodo automobilio priežiūros ir kuro išlaidas, nes nežino, kad jam kur kas naudingiau būtų deklaruoti darbo reikalais nuvažiuotų mylių skaičių. Dėl nežinojimo Petras kasmet praranda 700 svarų, kuriuos galėtų sutaupyti pasirinkęs teisingą kelionės išlaidų skaičiavimo būdą. Petro brolis Jonas jau 5 metus gyvena Londono priemiesčiuose, kur sėkmingai dirba elektriku. Per metus Jonas uždirba 36 000 svarų, kuriuos sąžiningai deklaruoja mokesčių inspekcijoje. Jonas nežino, kad užregistravę savo kompaniją, jis galėtų sutaupyti daugiau nei 2000 svarų per metus, kuriuos galėtų investuoti į veiklą ar panaudoti savo asmeninėms reikmėms. Jono dukra Indrė pernai laikinai darbavosi ir mokėjo mokesčius Didžiojoje Britanijoje. Dabar ji gyvena Lietuvoje ir net neįtaria, kad jai priklauso 600 svarų sterlingų, kuriuos ji gali lengvai susigrąžinti. Ką bendro šie žmonės turi tarpusavyje? Jų tarpe nėra nė vieno mūsų kliento. Taupykite su tavoverslas.co.uk. Daugiau informacijos ieškokite mūsų puslapyje.